Dabar pasakysiu tokią kraupę išpažinti. Dėl ko aš nenoriu, kad dabar ateitų socialiniai ir tos padėjėjos, kai aš sergu. Taigi, kaip Gerda darėsi operaciją dėl savo ale pilvo. Pas mane yra trūkę pilvo raumenis nuo gimdymo, išvarža nuo nėštumo nugaroj. Ir kadangi aš kilnau tokį vaiką tiek metų, man ta išvarža didėjo, raumenis dar labiau atsiskyrė, tai vadinasi diastazė. Ir mano visas pilvas yra nupjaunamas, ta prasme, tai yra diastazė. Ir taip daroma nemokamai, nes tai gimdymo trauma, visa kosmetika padaroma, viskas, tačiau po to negalima kelti. Ir man reikėjo tų pinigų paukotų, nu žodžiu, kad turėčiau auklį, kuri kilnotų tą vaiką, kol aš gydysiu žaizdas, nes tai yra didžiulė diastazė, pas mane matote, tai viskas nupjaunama, tai nelašiniai. Ir ką aš norėjau pasakyti, dėl ko aš nenoriu, kad socialiniai darbuotojai ir vaikų teisės ateitų. Nes dėl tos diastazės man yra spaudžiama, dėl tos išvaržos spaudžiama puslė. Ir vadinasi, kai aš kosiu, aš apsišlapinu. Tam aš naudoju įklotus, kuriuos aš turiu pirkti ir net pinigų įklotam, nebeturiu per šmeištą celofano. Pampersų man reikia kartais, taip, kai aš kosėju ar vemiu. Todėl negalėjau dalyvauti posėdyje. Ir štai tokia išpažintis. Viskas. Taip aš myžu į lovą, kai sergu. Myžu į lovą. Tam yra palutės. Ir taip toliau. Ne mane gėda. Tokia tiesa. Ir mane apšmyžė. Ir viską, kad pinigų nebūtų advokatam, pagalbam, ką vaiką paimtų, išdarinėtų, ką nori darytų. Kad mane sunaikintų iš būtų, iš mes neturėčiau kur gyventi, sunamuoti, taip toliau, depozitą, juk aš, nu, nesvarbu. Tam ir buvo šmeištas iš visų galų ir taip toliau. Viskas. Einu toliau darbuotis.